keletas akcizų įstatymų projektų yra teikiami vyriausybės vardu ir noriu keletą akcentų pasakyti, nes po ūkininkų mitingo vis tiek yra šiek tiek informacinis vakuumas. Tai mes su energetikos ministerija esam paruošę nacionalinę energetikos ir klimato srities valdymo planą, iš Europos komisijos gavę pastabas, kad jis nepakankamai ambicingas ir Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vis dar nevykdom. Tai su mažinamais akcizais mes atotrūkį dar didinsime. Kitas dalykas, kad po diskusijų su ūkininkais mes matome įvairias trajektorijas ir netgi iš viso nulinio akcizo iniciatyva Seime, kas yra iš tikrųjų žalinga, nes tai sukurtų net paskatas investuoti į naftos dujas ir panašius įrengimus, kai mes matome, kad net ir pramonė ir verslas nesirenka kartais biokuro, o renkasi iškastinį kurą, kas nėra sveika. Todėl žemas akcizas reiškia investicijos neteisinga kryptimi.